ir bandau manifestinti, išsiburti būtent tą žmogų. Bet galbūt vėlgi tai nėra mūsų sielų susitarimas. Sukuri tą emociją čia ir dabar, tarsi aš jau turiu tai. Su mumis kalba ne vienas balsas vienu metu. Mes praktiškai visi girdim savo angelus, mes girdim savo vedlius, mes girdim savo aukštesnįjį aš ir vedimą, bet didžiąją dalimi mes renkamės neklausyti to. Kada žmogus yra geras mūsų sielai. Ir mūsų svajonės iš tikrųjų ir yra mūsų sielos kalba. Kartais ir labai lengvai išsimanifestuoja, kartais tikrai. Va, kaip mūsų susitikimas labai lengvai išsimanifestavo. Mes nepažinojom viena kitos. Mano noras buvo patekti į kažkokį podcastą, kur nereikia gyvo susitikimo, kur vyktų online, bet irgi būtų apie saviugdą, apie dvasinius dalykus. Ir galvoju, aš taip noriu kažkur, va, taip tiesiog va, iš sielos jaučiu, kad aš turiu kažkur plačiau jau pakalbėti, ne tik tai savo Instagram'e. Ir gal po mėnesio kažkur, va tokio stipraus to jausmo po mėnesio kažkur Emilija man parašo žinutę. Ir toksai aš žiūriu į telefoną ir galvoju, wow, ta prasme, tai vyksta, o ne kviečia į podcastą, ta prasme galvoju, wow. Ir dabar tu papasakok iš savo pusės, vat, kaip tu išsimanifestavai, kaip tu vat, pagalvojai ir kaip tau įvyko. Ir kaip čia vat, visą tą sudėlioja, kad mes susitiktume. Pas mane viskas buvo per jausmą. Aš tiesiog pajaučiau, galima sakyti vėlgi kaip kažkokią intuiciją, kad noriu būtent tokio žmogaus kaip tu savo podcast'e. Ir tada viskas ėjo labai paprastai. Iš tikrųjų, tai vat, aš turėjau nugalėti nemažai blokų, nes pas mane buvo kūrybinis blokas. Ir aš tingėjau kurti, tingėjau filmuoti naujus video, apskritai kažką kelti, buvau užsitrinus socialinius tinklus 2 savaitėm ir tiesiog net nenorėjau ten grįžti, bet aš žinau, kad tai yra mano pašaukimas yra kurti, padėti žmonėm dalintis. Ir tuo metu aš buvau tokia, okei, dabar man nesvarbu mano kažkokios nuotaikos, ko aš noriu, ko nenoriu, ką aš tingiu daryti, ir aš jį parašysiu. Tai va, ir va taip ir veikia, va, kada jau nebėra kažkokių tavo blokų, kada nėra mano blokų ir kada žmonės du turi iš tikrųjų susitikti, ne tai, kad va, susiradau ar ne Emiliją ir čia manifestuoju, Emilija, būtinai mane pakalbink, man parašyk tik tai tu ir tik tai iš tavęs. Aš Emilijos nepažinojau, Emilija manęs nepažinojo. Nieko nežinom, tiesiog žinom, va, ko norim, kaip jaustis norim, apie ką norim kalbėti. Ir viskas, ir blokų kažkokių nebėra, ir 1, 2, 3, greitai, savaičių kelių bėgyje ir įvyksta dalykas. Ta prasme, tiesiog atrodo visata pati sudėlioja, kad jo, gerai, žinai, čia viskas atitinka, šachmatukai pasijudino tokie ir viskas gerai, jo, varykit. Jurgita, papasakok mums, kas tu esi, kuom tu užsiemi. Iš tikrųjų, kai mes su tavim susiskambinom ir kalbėjom pirmą kartą, aš buvau tiesiog apstulbus, nes tai, ką tu darai, yra realiai mano svajonė, aš dabar dirbu ties tuom ir supažindink mus su savim. Ačiū labai. Ką noriu pasakyti, tai tu tikrai tai pasieksi, tai, ką svajoji, tu tikrai pasieksi. Aš visa esybė, visa širdim tą jaučiu ir to tau linkiu, nes tu esi tam keliai. O kalbant apie mane, tai aš esu dvasinė vedlė, hipnoterapeutė ir angelų žinučių perdavėja. Tiesiog turiu tą ryšį tokį labai stiprų su savo intuicija, su savo aukštesniuoju aš, su visa ta savo šviesos komanda, tokia su kūrėju ir esu kaip tarpininkė kitą kartą ir žmonėms perduoti tas žinutes, kurias galbūt sunku yra pačiam pajausti, suprasti ir pamatyti. Ką tu patartum žmogui, norinčiam suartėti su visata, pradėti pastebėti ženklus, ir ne tik visatos ženklus, bet taip pat angelų ženklus? Nelabai daug žinau, kuom jie skiriasi, bet truputį apie tai papasakok. Kaip suartėti su ta aukštesnė galia? Gal pirmiausia atliepsiu tą apie ženklus, kad aš, pavyzdžiui, neskirstau to tokio, kad čia angelų ženklas, o čia visatos ženklas ir panašiai. Aš tiesiog priimu, kad tai yra ženklas iš kažkokios aukštesnės jėgos, sakykim taip, iš kažkokio tokio dvasinio dalyko, iš kažkokios energijos. Nes visata, kaip ir visata, ar ne, viską apimantis dalykas, visuma. Ir toj visumoje yra ir angelai, ir pats kūrėjas, Dievas, ar kaip vadinam, yra
kitos kažkokios jėgos, kažkokios energijos ir panašiai. Tai galim sakyti, visata mums siunčia ženklus. Ir galbūt tai per angelų kažkokius skaičius, ar ten kažkokias plunksneles, ar panašiai. Aš labai paprastai šitą žiūriu dalyką. Labai paprastai. Man realiai viskas yra ženklai, aš viską galiu skaityti ir interpretuoti, man viskas kažką kalba. Kažkokioj vietoj nutrūko video, ar sustojo, ar užstrigo, man tai jau yra ženklas kažkoks, man tai jau kažką sako. Kažkokioj vietoj darau, pavyzdžiui, angelų perdavimą ir šneku, nes aš darau audio įrašą. Šneku ir, pavyzdžiui, man praskrenda lėktuvas ir aš labai girdžiu gerai, kad skrenda lėktuvas pro šalį. Ir aš iš karto, koks čia galėtų būti ženklas? Kodėl skrenda tas lėktuvas būtent tada, kada aš kalbu šituos žodžius ir būtent šitam žmogui. Man viskas iš tikrųjų yra ženklai, aš į viską taip interpretuoju, reaguoju kaip į ženklus, nes viskas kažką kalba, viskas turi savo energiją. Tai ar tai angelų, ar tai visatos, ar kūrėjo, ar dar kažkieno ženklas, man asmeniškai nelabai svarbu, aš labai mėgstu supaprastinti dalykus, nes šiaip dvasiniam pasaulyje, energetiniam pasaulyje viskas yra labai paprasta, komplikuoja viską mūsų protas. Mes čia mėgstam viską sukomplikuoti, sudėtingai viską padaryti, viską labai ten kažkaip žiūrėti, įdomiai, keistai ten per aplinkų ir visai. Iš tikrųjų viskas labai paprasta. Tai va. O dabar, kaip surasti tą ryšį, tai aš galiu pasidalinti savo asmeninę patirtimi, kas man padėjo. Pirmiausia, labiausiai padeda pradirbimas savo vidinių visokių traumų, blokų, programų, įsitikinimų ir panašiai. Nes kada mūsų vidus yra pilnas tų skaudulių visokių, programų, įsitikinimų, visokių ten traumų, visokių žaizdų ir taip toliau, visi pilna visko. O šiaip pas didžiąją daugumą pas mus iš tikrųjų pilna visko yra. Labai sunku tokiuose, nes tai yra žemos vibracijos. Tokiuose žemose vibracijose labai sunku pajusti tą ryšį. Tikrai yra sunku. Nes sunku tai aukštai vibracijai tarsi prasiskverbti į mus, patekti į mus, nes pas mus tas būna labai negatyvus mąstymas, labai toksai kritiškas mąstymas, labai toksai aukos mąstymas ir panašiai. O ta šviesa, ta energija, kuri ateina, ta žinutė, kuri ateina, ta ženklas, kuris ateina, jisai būna aukštų vibracijų. Labai aukštų, tai yra pozityvus. Tu gali, tu padarysi, eik šituo keliu. Užsiimk, mokykis tai. Mes labai retai savo galvoje, iš tikrųjų, kai esam labai tokie žemose vibracijose, mes labai retai tuos girdim dalykus. Mes girdim, tu nevykęs, tau nepasiseks, nedaryk, čia iš tavęs pasišaipys, ten tau skaudės, bus gėda, kas ką pagalvos. Kokie sukasi dalykai, pas didžiąją daugumą mūsų, šitie triukšmauja ten. Bet ta šviesa labai tyliai kalba. Ir ją išgirsti reikia mums kažkokiu būdu palengva, gražiai paleisti tuos balsus, kurie ten kritikuoja, negatyvą kalbą mumyse, kelia negatyvus tokius jausmus. Kaip paleisti? Terapijos. Psichoterapija, hipnoterapija, galbūt kažkokios kitos ten emocijų paleidimai ir panašiai. Labai daug yra tų metodikų. Šiaip aišku, aš esu labai didelė advokatė hipnoterapijų. Man tai yra vienas efektyviausių metodų ir vienas greičiausių metodų savo vidinius dalykus pradirbti. Bet aš labai esu ir už psichoterapiją, nes aš pati irgi labai nemažai jau psichoterapijos ir vis dar pasinaudoju paslaugomis, kada labai daug prisikaupia ir norisi tokią emocinę higieną pasidaryti ir tiesiog pasilengvinti savo naštą tą visą. Tai va. Tai pirmas dalykas prasivalyti tą vidų nuo tų visų skaudulių, traumų ir taip toliau. Tada daug lengviau ateina tas balsas. Jisai visada yra šiaip, jis visada yra. Nėra, kad mes kažkokį nukirstą ryšį turim ir čia turim kažkaip bandyti prisitraukti, kaip su virve kokia, žinai, prisiriškim dabar. Ne, nereikia, mes visada turim, tik mes negirdim. Mes negirdim, nes visi kiti balsai užgožia, rėkia, klykia, šaukia, o tas tylus balselis, kuris yra šviesus, gražus ir tyras, jisai yra užtildytas ir kažkur nustumtas. Bet jis visada yra. Tai pirmas dalykas - prasidirbti savo traumas, skaudulius, negatyvų mąstymą ir taip toliau.
Antras dalykas, kas labai padeda, sakyčiau, ta pati meditacija, kada mes mokomės nuraminti savo protą, mintis ir visa kita, tas labai padeda. Hipnozės įvairios. Hipnozės, tos pačios meditacijos vedamosios netgi ir nevedamosios ir tiesiog tyloj pabuvimas ir bandymas ir stengimasis išgirsti tą pozityvų šviesų balsą. Tiesiog su tokia intencija eiti. Noriu išgirsti savo sielos vedlius, noriu išgirsti savo angelus. Ir tai nebus tas balsas, kuris ten kalba į ausį, žinai. Taip pat kaip mes kalbam ir girdis. Ne, tai yra toks labiau galvoj balsas, tai yra labiau mintis, tai yra labiau tokia ramybės ir meilės emocija. Ir labai labai subtilu. Pradžioj tai yra labai labai subtilu. Sunku patikėti. Atrodo, prisigalvoju, nesąmonė. Bet iš tikrųjų, va, tas ir yra tas subtilus, tylus balselis, tai ir yra ta šviesos dalelė, kuri nori sustiprėti ir prasiskverbti. Tai va, tai meditacija, hipnozė, hipnoterapija, aišku, hipnotinės tos sielos kelionės, tai ypatingai padeda. Labai padeda, nes kuom padeda tuom, kad kada esi hipnozėje ir su vedliu, tinkamų vedlių, aš galiu kalbėti realiai tik už save, kokias aš darau, nes hipnoterapijoje vėlgi yra labai daug rūšių. Tai aš tikrai visų rūšių nedarau, yra keletas rūšių, kurias darau, bet yra labai daug hipnoterapeutų, labai daug rūšių, įvairių metodikų, kas ką naudoja, tai čia irgi reikia atsiminti, kad hipnoterapeutas hipnoterapeutui nėra lygų. Visada klausti specialisto, kas ką ir su kokiom metodikom dirba. Bet jeigu grįžti prie to, kaip aš darau, pavyzdžiui, dvasinė kelionė, hipnozė, dvasinė kelionė, tokia yra sielos kelionė, dvasinė kelionė, tai va tokioj hipnozėje žmogus labai gerai pajunta, kur kalba jo protas ir kur kalba jo ta šviesos komanda, kaip aš vadinu, angelai, vedliai, jo galbūt protėviai kažkokie išėję, anapilin artimieji, kur kalba jo aukštesnysis aš, labai gerai pasijunta tai. Nes vedlys padeda, kaip aš kaip vedlys, pavyzdžiui, padedu suvokti, va čia žiūrėk, čia gal tavo protas labiau kalba, ne? Ir žmogus, jo, man šitos mintis visada va ten sukasi ir aš suprantu, kad tai protas. O ką sako va tavo, ar ne, ta šviesos komanda, ką sako tavo angelas? Ir žmogus, jo, va šitas jis sako, eik ten, pieš kažkokį paveikslą, nutapyk. Ir aš taip, aš girdžiu, aš visada va tą pagalvoju, bet aš niekad neklausau šito balso, sako. Niekad neklausau, aš vis nuveju, kad tai yra nesąmonė. Bet sako, aš dabar suprantu, kad čia ir yra ta sąmonė, ką turiu daryti. O tas balsas, kuris sako, tai yra nesąmonė, nedaryk, yra mano programos, mano tas proto balsas, mano ta kritika. Jie visada yra, ir tie balsai, jie visada vienas su kitu ten būna ir prasikeičia, tai normalu yra, bet mes išmokstam pajausti geriau, kuris yra kuris, ir tada galim rinktis, ko mes norim klausyti. Jeigu trukdo baimės ir žinom, kad norim rinktis, pavyzdžiui, eiti savo sielos keliu, savo širdies balsu, sekti, ir trukdo baimės kažkokios ribojantis įsitikinimai, mes visada turim galimybę pasirinkti juos pradirbti. Nes pilna metodikų, vėlgi pilna terapijų metodikų, kaip pradirbti baimės, įsitikinimus kažkokius ir panašiai. Pradirbam, tada niekas nebetrukdo, mes drąsiai galime eiti širdies keliu. Tai va, tai jeigu susumuoti, pradirbti savo traumas, skaudulius, negatyvų mąstymą. Antras, meditacijos, hipnozės, kažkokie va tokie savarankiškai, kur galima daryti. Ir trečias, tasai toks yra jau tokios sielos kelionės, dvasinės kelionės, gilios tokios hipnozės su vedliu metu. Labai įdomu. Ir kai tu kalbė, man kyla tiek klausimų ir tu iš karto juos atsakai. Ir tas yra įdomiausia, nes tu pradėjai kalbėti apie tai, kaip mes turime labiau susijungti su visą tą, kaip girdėti ženklus. Pasakė, kad mes turime išsigydyti traumas. Man iš karto kyla klausimas, kaip mes išsigydom tos traumas. Ir tu iš karto atsakai, kad psichoterapija, hipnoterapija, taip pat meditacija ir mes galime dirbti ir tiesiog su savim, nebūtinai su profesionalu. Taip pat šiaip, kas yra įdomiausia, bet ką aš labiausiai išgirdau, tai kad su mumis kalba ne vienas balsas vienu metu.
Su mumis kalba mūsų protas, su mumis kalba mūsų aukštesnysis aš, tai kaip ir mūsų siela, taip pat su mumis kalba visata arba mūsų Dievas ir tuo pačiu metu su mumis gali komunikuoti ir mūsų protėviai. Taip, taip, taip. Ir plus prie viso šito dar kalba mūsų, aš kaip sakau, protas jisai nėra blogas. Protas yra analitika, logika ir visi tie dalykai. Bet mes dažnai prie proto dar priskiriam va tuos kitus balsus. Savikritikos balsas, baimių balsas, kažkokie ribojančių įsitikinimų kažkokių balsas. Ir kiekvienas ribojantis įsitikinimas turi savo balsą. Tai tų balsų mes turim savo viduje labai 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 daug. Taip yra ir angelai, ir protėviai, ir mūsų kažkokie išėję artimieji, yra bendrai vat, visata kolektyvinė, ta sąmonė, kolektyvinė energija, mūsų visi tie tokie religiniai kažkokie įsitikinimai ir kolektyviniai tie religiniai tokie įskiepyti įsitikinimai, po to visuomenės kažkoks požiūris bendrai, pavyzdžiui, Lietuvos kažkoks toks vat kolektyvinė tokia sąmonė, pasaulio kolektyvinė. Tų tokių vat mes pilna turim, mes esam tokie pilni visko ir paskui atrodo, vat, kaip čia, kodėl aš negirdžiu to vat savo angelo ar dar kažko, nes tų labai 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 daug balsų visokių yra. Bet mes praktiškai visi viską girdim. Mes praktiškai visi girdim savo angelus, mes girdim savo vedlius, mes girdim savo aukštesnįjį aš ir vedimą, bet didžiąja dalimi mes renkamės neklausyti to. Arba renkamės negirdėti. Nesąmoningai dažniausiai, nesąmoningai mes tą pasirenkam. Kodėl? Todėl, kad dažnai vaikystėje per gyvenimą mes patyrėm tokių traumų, tokių įvykių, situacijų, kur buvo ta tikroji mūsų esatis nuneigta. Kur buvo, žinai, mes kaip vaikas, mes jaučiam, čia norim linksmi būti, žaisti, džiaugtis gyvenimu, čia kažkaip norim tos tėvų meilės ir visa kita, kas įvyksta. Tėvai ten turi savo traumas, galbūt yra toksiški ir panašiai, kažkokie gal narcisiški, ar šiaip sužaloti tokie žmonės. Ir ką jie padaro? Tu tylėk, tu nežaisk, tu ten netriukšmauk, iš kūrybos negyvensi, nenusišnekėk, mokykis daug ir taip toliau, ar ne? Visą tą kalą. Muša, psichologiškai žaloja ir visa kita. O mūsų vidus buvo tasai toks švelnus, linksmas, geras, fainas, toks tyras ir visa kita. Ir čia užkrauna mum masę tų tokių ar ne dalykų, labai didelių, sunkių. Kas įvyksta? Mes pradedam viduj galvoti, kad tai, kas aš esu, tas linksmas, kūrybiškas, fainas, meilės norintis, aš esu negeras. Aš esu negeras, nes tai pasakė tėvai. Vaikas, aišku, nelogiškai tą galvoja, jam pasąmonėj visą tai vyksta. Tai yra blogai, toks, koks aš esu iš tikrųjų, aš esu blogas. Ir vaiko, kas yra pagrindinis dalykas? Noras tėvų meilės. Tad jis viską darys, kad užsitarnautų tėvų meilę. Jisai išsižada tada savęs, nesąmoningai. Išsižada savęs, savo to linksmojo, kūrybiško ar ten kažkokio tokio, kokias dovanas atsinešė, kokią asmenybę jisai turi iš savo sielos lygmens. Jisai to išsižada ir tapsiu patogus ir geras mamai ir tėčiui. Kažkokiu būdu prisitrauksiu jų meilę. Galbūt maištausiu, kad prisitraukti jų meilę. Galbūt dar kažką darysiu. Visa esybė nuneigsiu tai, kas esu ir pasinersiu į tai, ko reikia mano tėvams, kad gaučiau jų meilę. Ir kiekvienam, aišku, skirtingi tada mechanizmai tie išsivysto, kaip mes nuneigiam. Ir mes nuneigiam tą savo tikrąją esatį. tą savo sielos balsą, tą savo ryšį su savo vidum, su savo intuicija ir viskuo. Taip? Ir kada mes nuneigiam save, mes nebejaučiam to ryšio su niekuo, nei su savim, nei su savo vedliais, nei su angelais. Kaip mes galim jausti ar ne tą ryšį su savo angelais, vedliais, protėviais, kažkokia aukštesnė jėga, kada mes esam visiškai nuneigę save ir net nejaučiam savęs. Ir gyvenam tik tai iš svetimų kažkokių programų, į bandymų įtikti, bandymų gauti meilę, užsitarnauti ją ir taip toliau. Labai labai sunku tada yra. Tai pirmas tasai toks dalykas realiai yra atrasti save. Atsikratyti to, kas ne mūsų ir leisti grįžti, pasireikšti tam, kas iš tikrųjų mūsų. Ir mes tą
kaip pasakyti, mes to niekur nedingsta ta mūsų tikroji esatis, tas balsas, tas, kur sako, tu esi tyras, tu fainas, eik kurk, eik džiaugis, eik linksminkis, būk toks ir toks ir toks, koks tu vat atėjai būti, tai niekur nedingsta, jis mus veda nuolatos, bet jisai ant tiek nuneigtas, kad mes išgirstam, kad eik nupiešk paveikslą, bus tau faina, mes, ai, nesąmonė, nepiešiu, per daug pavargus esu, o dar tėtis sakė, kad ten iš kūrybos ši nesąmonė, nepragyvensi ir nedarau, žinai. Tai čia mes tų tokių pilną turim, bet mes visada girdim save, visada girdim. Net jeigu atrodo, kad negirdim, mes girdim. Bet mes nesąmoningai pasirenkam labai stipriai užtildyti arba neklausyti to balso, jį nurašyti kažkokiai nesąmonei. Tai va, tai toksai išsiplėtimas gavus. Mes psichologijai turim tokį terminą imagined presence of others, kai tu įsivaizduoji, kad kažkas yra šalia tavęs ir dėl to keičiasi tavo įsitikinimai, tavo mąstymas, tavo veiksmai. Ir, pavyzdžiui, kartais aš girdžiu savo mamos balsą savo galvoj. Kartais aš girdžiu savo tėvo balsą savo galvoj. Ir dėl to keičiasi tai, kaip aš priimu tam tikrą situaciją, ką aš darau tam tikrų metu. Dėl to, kad ir labai yra sunku atskirti tuos balsus, nes mes galvom, kad mūsų mintis yra realybė, mūsų mintis yra tiesa ir mes jomis tikime, tačiau kartais mes nesuvokiame, kad tos mintis, jos net nėra mūsų, jos yra kažkas, ką mes girdėjome vaikystėje, kas buvo mums įprogramuota ir dabar mes pasikartojant girdime tas pačias kitų žmonių mintis ir kitų žmonių primetimus. Taip, ir tada mes sekam tuo ir gyvenam pagal tai. Ir paskui klausiam, kodėl mano gyvenime tiek daug nesėkmių, kodėl man nesiseka su sveikata, kodėl aš nerandu tinkamų partnerių ar ten tinkamų savirealizacijos būdų ir panašiai. Kodėl? Todėl, kad realiai mes net negyvenam savo gyvenimą. Mes gyvenam tų programų, tų įdiegtų visokių traumų ir dalykų gyvenimą, bet negyvenam savo ir tarsi visata siunčia ženklus, vėl jeigu grįžti prie to klausimo, kodėl nesiseka, tai ne visata baudžia mus, kad, tu čia kažkoks nevykęs, duosiu diržų tau, žinai. Ne, tu pats savo nesąmoningų protų, savo nesąmoningom tom programom, tu eini ne savo keliu ir tau niekas ir nesiklosto. Tau vis tarsi visata sako, palauk, atsisuk į save, pažiūrėk, tu kažką netaip darai, taigi ne tavo širdies kelias yra. Tugi žinai, kad kažkas netaip. Bet ant tiek stipriai, ir kaip sakai, kartais mes girdim, suprantam, kad tai yra mamos balsas, tėčio, ten dar kažkieno tas balsas, bet kartais mums tai atrodo taip realu ir tikra, kad tai yra mūsų balsas, mūsų pačių balsas, mūsų pačių mintis, kad mums net sunku suvokti, kad bet juk ir mano mama taip galvoja ir šnekėjo ir darė ir tėtis, bet tas toks sustojimas, meditacija labai tikrai padeda. Čia sustoti, žinai, ir tarsi, žinai, tokioj būsenoj pabūti, kad kieno balsu galbūt kalba mano mintis, arba iš vis kokį balsą priskirčiau šitai minčiai, kieno balsą priskirčiau. Atrodo, kad mano mintis, bet ar tikrai mano, suabejoti, ar tikrai mano mintis ir kieno balsu jinai galėtų kalbėti. Ir pagalvoti, koks pirmas asmuo ateina į galvą. Ir gal net suteikti kažkokį fizinį pavydalą tai minčiai, kažkokį kūną. Taip, drąsiai, kas turi vaizduoti, nes aš esu susidūrusi, labai daug yra žmonių, kurie labai sunkiai įsivaizduoja dalykus, bet kas turi vaizduoti, labai tikrai padeda tas dalykas, kad įsivaizduoti šalia, kas galėtų čia kalbėti. Ir net nebūtinai mama ar tėtis gali būti. Mes galim įsivaizduoti bet ką. Kažkokią šviesą. Šviesą, ar ten kaip tik, jeigu piktos kritiškos mintis, kažkokią ten personažą iš filmuko kažkokio, ar dar iš kažkur tarsi suteikiam pavydalą tam. Labai padeda tikrai. Ir tada pamatai, tikrai čia gal ne mano balsas, čia kažkokios tetulės piktos, ar dėdės kažkokio negero, ar kaip tik kažkoks, čia gal šviesa man kalba, gal tai yra tikrai mano kažkokia šviesos komandos dalelė, kuri man kažką sako. Beje, šviesos komanda visada, šviesos dalykai, angelai, vedliai ir viską, jau gal minėjau šiek tiek, bet užakcentuosiu,
jie visada kalba pozityviai, palaikančiai ir su meile, su ramybė. Tai niekada nebus kritikuojantis balsas. Jeigu tai kritikuoja, negatyvas ar kažkoks, tai tikrai nebus iš visos komandos dalykų. O kaip atskirti, ar tai yra intuicija, ar tai yra nerimas? Nes labai dažnai žmonės atrodo, kad jaučiu kažką savo pilve, sakykime, ar ne? Kai einu susitikti su žmogum, kai turiu skrydį, kai turiu darbo interviu, kaip man žinoti, ar tai yra paprasčiausiai mano baime, mano ribojantis įsitikinimai, ar tai yra intuicija, kuri man sako, iš tikrųjų gal geriau ten neik ir tai yra tau pavojinga. Didžiąja dalimi tai yra nerimas ir baimė. Dažniausiai. Tai yra nerimas ir baimė, o ne intuicija. Kaip atskirti intuiciją, jinai net jeigu jinai perspėja, jinai neperspėja per baimę ar nerimą. Jinai perspėja vidiniu žinojimu, kuris yra ramus. Tau ten geriau neiti. Viskas. Jinai nesukelia tau tokio, o Dieve, čia, žinai, tau šakės bus ir pradedam prisigalvoti, čia lėktuvas suduš, čia viskas įkrentam į panikos atakas, į dar kažkokius ten dalykus. Čia jau ne intuicija yra. Intuicija, jinai ramiai perspės. Ramybę tokią duos. Taip, gali pasakyti, kad kažkas blogo bus, bet ramybė bus ten. Tvirtumas toksai, ramybė toksai. Iš tikrųjų paminėsiu, apie intuiciją galėsi galbūt įdėti nuorodėlę apačioj. Apie intuiciją turiu labai geras nemokamas dirbtuves. Keturios ten yra didžiulės tokios gražios paskaitos, būtent apie intuiciją. Ir ten labai išsamei nagrinėju šitą klausimą, kaip atskirti nerimą, baimę nuo intuicijos. Ir bendrai ten toksai net ne pradžiamokslis, ten yra tokia tikrai didžiulė graži paskaita, gražios dirbtuvės apie intuiciją. Dar turiu tau tokį klausimą, kaip mes galime ir kaip tu pati atskiri, kada žmogus yra geras mūsų sielai. Dabar pradėsiu nuo to, kad geras arba blogas mūsų sielai, čia reliatyvus labai toksai pasakymas, ne? Toksai, kas nusprendė, kad tai yra gerai, o tai yra blogai, jeigu žiūrėti iš sielos lygmens. Šiaip iš sielos lygmens viskas yra iš tikrųjų neutralu. Viskas yra neutralu, Dievo, visatos lygmenių, sielos lygmenių, visos patirtis, viskas yra neutralu. Tas yra gerai, tas yra blogai, skirsto realiai žmogus, mes skirstom. Bet jeigu čia jau skauda, tai čia blogai, jeigu čia jau džiaugsmas, tai jau čia gerai, ne? Karas yra blogai, karo nėra gerai, žinai. O ką mes žinom iš Dievo lygmens? Kiek ten žmonių prasidirba gal savo karmos tam kare, arba kokias patirtis išmoksta ir visa kita. Tai vėlgi taip pat lygiai ir su žmonėmis, kuriuos mes sutinkam, kas pasakė, kas yra gerai ar blogai mūsų sielai. Aš manau, man dabar, dabartiniu požiūriu atrodo taip, kad kiekviena pažintis, kiekvienas žmogus tam tikrą prasme neša kažkokią naudą ir tam tikrą prasme mūsų sielai yra gerai. Nes vėlgi pažiūrim į pamokas, ko mokina. Jeigu aš susidėjau su kažkokiu nusikaltėliu, kuris ten ir nusikaltimus daro, ir smurtauja, ir visako, ko mokina? Gal mokina meilės savo, pagarbos savo? Ko mokina toks žmogus? Ir žiūrim, ir ar tai yra blogai, kad jisai mokina meilės ir pagarbos savo? Aišku, sunkiais ir tokiais drastiškais metodais, bet galbūt tu kitokiais metodais ir nesuprastum ir neateitum iki to, kad reikia eiti į savo vidų ir kažkaip pradėti mylėti save, gerbti save, vertinti save. Nes kokia mano tada savivertė, jeigu aš prasidedu su kažkokiu žmogum, kuris prieš mane smurtauja? Kokia mano savivertė? Žema. Jeigu turiu žemą savivertę, automatiškai toks žmogus, jisai mokina kelti savo savivertę ir su juo nebūti. Tai vėlgi čia ar gerai, ar blogai, kaip pažiūrėsi. Bet jeigu pažiūrėti iš tokio paprastesnio vaizdo, ar ne, kaip žinoti, kuris žmogus galbūt gerą linkintis mums yra.
Tai aš sakyčiau, pirmas indikatorius yra, ar aš jaučiuosi saugus ir ramus su tuo žmogumi. Saugus būti visiškai savimi, atsiverti, savo emocijas kažkokias pasakyti, gilesnius dalykus pakalbėti. Ar aš jaučiuosi saugiai? Viskas, kad tu dabar kalbėjai, iš tikrųjų man labai rezonuoja ir aš pastaruoju metu pradėjau persitvarkyti savo standartus, nes anksčiau man žmogus, su kuriuo aš artimai bendrauju, turi turėti tokius pat tikslus kaip aš, turi būti taip pat turėti daug disciplinos, ambicijų, negerti, nerūkyti ir pas mane buvo aukščiausi standartai. Dabar aš supratau, koks yra mano didžiausias prioritetas žmoguje, tai kad prie jo aš jausčiausi savimi, prie jo aš jausčiausi saugi. Aišku, aš nenoriu, kad jisai būtų visiškai pasileidęs, alkoholikas ir panašiai, bet jeigu žmogus netitinka mano tų lūkesčių, standartų, kuriuos aš anksčiau buvau nusistačius ir jisai neturi tokių pat tikslų kaip aš, tai jau nebėra labai didelis red flag. Ir aš žiūriu tiesiog, kaip mano siela jaučiasi prie to žmogaus. Taip. Aišku, mes natūraliai turbūt pritrauksim vis tiek, bet kokiu atveju pritrauksim, pasirinksim bendrauti su tais žmonėmis, su kuriais kažką bendro turim. Ar tai tikslai, ar tai kažkokios ambicijos, ar tai kažkokie hobiai, ar dar kažkas, kažkaip natūraliai mes pritraukiam, nes natūraliai turim apie ką kalbėti. Bet taip, aš sakyčiau, pirmas dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį, kaip emociškai jaučiuosi. Ir dar aš sugrįšiu prie to momento, kai tu minėjai, kad nėra gero arba blogo žmogaus tavo sielai. Kiekvienas žmogus atneša mums tam tikrą pamoką. Ir aš atsimenu, kai mes su tavim kalbėjomės apie mūsų standartus ir ko mes tikimės iš savo būsimų partnerių. Ir mes kažkaip labai gražiai viena kitai pasakėm ir sutikom su tuo, kad aš noriu partnerio, kuris mane mokintų ir augintų, bet šį kartą gražiuoju būdu. Aš daugiau nebenoriu pamokų per skausmą, aš noriu kažko, kas mane saugiai augintų kaip žmogų. Taip. Ir netgi aš dar truputį perfrazuočiau, netgi ne kad tas žmogus augintų, o kad aš pati galėčiau augti šalia to žmogaus saugiai, ramiai, su meile, su palaikymu. Tai aš taip, kad aš kad galėčiau augti, kad neužkelti kitam ar ne atsakomybės, ateik čia kažkoks partnerį ir augink mane. Ne, kad aš augu, aš pati prisiimu atsakomybę už savo augimą, savo tobulėjimą, bet jaučiuosi visiškai saugi, rami, mylima ir palaikoma šalia to žmogaus, kuris yra šalia manęs. O kaip tu patartum, kaip mes galime prisitraukti savo svajonių partnerį? Ir tuo pačiu metu aš kažkaip skaičiau savo senus dienoraščius dabar, kai grįžau namo. Ir aš pastebėjau, kad niekada gyvenime aš nesu susimanifestinus tam tikro žmogaus. Pavyzdžiui, jeigu man patinka kas nors iš mano mokyklos, aš manifestinu, kad noriu, kad būtent jisai būtų mano vaikinas, visata labai įdomi. Jinai man atsiūs kokį nors kitą vaikiną, visiškai iš kitos pusės, iš kito konteksto, kuris bus man geras, dėmesingas. Ir aš negaliu susimanifestinti žmogaus, aš galiu susimanifestinti meilę, meilės energiją ir būtent tą meilę, kurios reikia man tuo metu. Beje, aš to gero ir dėmesingo vaikino tuo metu ir neprisileidau, nes man reikėjo būtent to, nors tai buvo labai toksiškas ir labai negražiai su manimi elgėsi, bet pat ką noriu pasakyti, kad ar mes galim susimanifestinti būtent kažkokį žmogų, kurio mums atrodo, kad mums reikia. Ir jeigu ne, tai kaip apskritai susimanifestinti savo tobulą partnerį? Tai tu savo klausime ir pasakojime realiai ir atsakėjai tuo pačiu, kad mes geriausia, iš tikrųjų teisingiausia, geriausia yra manifestuoti jausmą, patirtį, emociją, kažkokią situaciją galbūt ar panašiai, bet ne konkretų žmogų. Nes konkretų žmogų tarsi, čia labai irgi toks labai platus klausimas, nes konkretus žmogus, dabar įsivaizduokim, jeigu mūsų sielų susitarimai yra visiškai kitokie ir tas konkretus žmogus, jisai net neturi galbūt mūsų gyvenime būti, o mes čia iš visų jėgų visą energiją sukišam tam kažkokiam žmogui,
kuris net neturi atsirasti mūsų gyvenime. Ir mes tik tai jis mane gali padaryti laimingą, tik su juo aš jausiuosi ten gerai. Iš kur tu žinai? Tu nežinai. Tu nežinai, koks tavo sielos galbūt planas yra, aukštesnysis Dievo planas ir kelias yra. Gal visiškai ne tas žmogus ir gal yra kažkas tokio gražaus, didelio ir nuostabaus, apie ką tu nepasvajoji, net nepagalvoji, nes antiek mažas ir nevertas galbūt jautiesi. Ir įsikabini į kažką, kas irgi galbūt labai mažas yra ir tik to laikaisi ir tu nebepastebi to, kas gali didelio ateiti. Tai aš sakyčiau, geriausia manifestacija yra ne žmogų manifestuoti, nes vėlgi irgi čia mes užsikraunam tokiu, žinai, galbūt tas žmogus net nenori mūsų, gal jam net nereikia mūsų, o mes čia iš visų jėgų ten, žinau, kad daro moteris visokias, ten būna juodas magijas, užkalbėjimus, ten minčių įkišimus, ta prasme, crazy dalykus daro, kad tik pritraukti tik tai būtent tą. Kaip tu gali pažeisti kito žmogaus laisvą valią? Jis gal nenori tavęs. Jam gal nereikia, jo sielos kelias irgi galbūt ne su tavim būti yra. Ir čia jau eina tie dalykai, kada mes konkrečiai vieno žmogaus ir tik to žmogaus ir apsėstai tik to norim ir tik tą matom ir kitaip niekaip neįsivaizduojam, tai yra tai realiai toks trauminis toks apsėdimas. Čia jau yra labiau iš traumos eina, labiau iš to tokio poreikio, labiau iš to tokio kažkokio nepatenkintų, kažkokių svajonių, norų, poreikių, meilės ten ir visokių dalykų. Labiau iš to eina ir labiau eina iš tos baimės kažkokios galbūt irgi, kad netekti kažko, jeigu aš jo negausiu, tai jau čia nieko negausiu, niekas čia manęs nemylės. Iš tokių visokių tokių nelabai fainų dalykų šitie tokie apsėdimai kažkokio konkretaus žmogaus eina. Kada mes esam atviri visatai, kad jinai atsiųstų tai, ką jinai paruošusi, yra Dievas, kūrėjas, angelai, nesvarbu, kaip pavadinsim, kad sutiktume tokį žmogų, su kuriuo noriu jaustis saugi, rami, mylima, palaikoma, galiu būti savimi, auganti ir taip toliau ir taip toliau. Kada sukuriama tą jausmą, kaip noriu jaustis, pirmas dalykas. Toliau antras dalykas, kada turim standartus, kad taip, mano vyras turi negerti, mano vyras turi nerūkyti, mano vyras turi turėti kažkokių tikslų, norų, siekių, ambicijų, nebūtinai vyras, partneris ar ten draugas romantinis, nesvarbu kaip įvardinsi. Ir turiu standartus turėti. Vėlgi, apsispręsti, kurie standartai yra tie, kur galiu šiek tiek lankstumo įnešti ir kurie standartai yra, kur tikrai jau labai griežti ir jokių būdų to negali tas žmogus daryti. Tokiu būdu mes galim iš tikrųjų prisimanifestuoti ne tą konkretų žmogų, kurį mums kažkokios mūsų žaizdos, traumos ar ten kažkokie įsitikinimai rodo, ar tiesiog kažkokia fizinė trauka ar dar kažkas, o tą žmogų, kuris iš tikrųjų mums būtų geras, augti ir būti savim ir jaustis gerai. Nes mes neuždedam to tokio konkrečiai tik tas, bet uždedam tą tokį noriu jaustis su žmogum taip ir taip ir taip, noriu, kad tas žmogus būtų toks ir toks ir toks, netgi ir išvaizdą mes galim kažkiek pasimanifestuoti. Man ten patinka tamsiaplaukiai, ar ne? Ir ten manifestuoju, kad tik tai turėtų visus tos standartus, visus kaip jaučiuosi ir dar būtų tamsiaplaukis. Mes galim turėti, arba ten man patinka stambesnė, ar man patinka ten lieknesnė, ar dar kažkokia. Mes galim tuos uždėti, bet tai jau nebeturi būti tas pagrindinis dalykas. Esmė, kaip jausmas tasai, ko noriu, kokių patirčių noriu. Gal noriu, kad būtų keliautojas. O kas, jeigu tavo tas įsižiūrėtas žmogus yra visiškai sėslus ir ten tik namie nori ant sofkutės sėdėti ir žaidimus žaisti. O iš tikrųjų tu viduj nori keliautojo. Ir dažnai būna irgi pasimauna žmonės, kad pasikeis, pradėsim draugauti, pasikeis, ten apsiženysim, pasikeis. Nesikeis, niekas nesikeičia, tik dar blogiau būna dažniausiai. Labai retais atvejais kažkas kažkur ten fundamentaliai, kardinaliai pasikeičia, labai retais atvejais, labai retai. Tai, ką tu pasakei, iš tikrųjų yra tokia tiesa, kad tu nori būtent to žmogaus ir tu bandai jį išburti.
nors galbūt jisai visiškai nenori su tavim būti, bet dar tas jo atstumimas tave pritraukia dar labiau. Ir mes tada ypač tos dvasiškos merginos bandom ten, randam tik tokį visokių būdų tenais. Nežinau, aš atsimenu, aš paauglystį užsirašydavau berniuko vardą, pasidėdavau po pagalbę. Pat mano buvo būrimo būdas. Ir aš iš tikrųjų buvau labai labai įsipinusi į va tą, kad man patinka žmogus ir ypač labai dažnai kartojasi, atrodo tas pats žmogus tik kitam kūne. Man patinka žmogus, kuris yra kuo labiau emociškai neprieinamas ir tada va aš jį kabinuosi, visus kitus atstumiu, kurie nori manęs ir bandau manifestinti, išsiburti būtent tą žmogų. Bet galbūt vėlgi tai nėra mūsų sielų susitarimas. Ir kažkaip visiškai nesenai, vat vėlgi kalbant apie žinutes, man labai daug žinučių ateina iš aukštesnės versijos manęs, kuomet aš miegu, bandau užmigti. Ir labai nesenai prieš kelias dienas man atėjo tokia mintis, kad galbūt tu negauni to, ko tu nori, nes to nori ne tavo siela, o tavo ego. Ir man buvo toks, wow. Ir iš tikrųjų visą laiką, ir iki šiol dabar aš galiu džiaugtis ir sakyti, kad aš išėjau iš to užburto rato ir po savo pirmų santykių aš pradėjau visiškai kitaip žiūrėti tai, ko man reikia, ko aš ieškau kitam žmoguje. Bet vat, tais paauglystės metais ir ką aš noriu patarti visiems, kas tą išgyvena. Pagalvok, ar to žmogaus nori tavo siela, nes tu jautiesi saugiai ir tu pažįsti tą žmogų. Ar tu jo nepažįsti, jis tau yra neprieinamas, bet tavo ego nori įrodyti, kad tu gali jį nugalėti. Taip, taip, visiškai pritariu. Iš dalies, žinai, iš kitos pusės irgi čia toj paauglystėj, vaikystėj, mes, žinai, mes labai vaikiškai mąstom, mes labai vaikiškai jaučiam, tai kaip ir, žinai, toksai, sakykime, kaip ir normalu ten tas dėti, ten tos berniukų, ten vardus po pagalbę, ar kažkokius ten aleburtus daryti, ar kažką. Toksai, žinai, vis tiek dar vaikiškas toksai mąstymas. Bet kada jau esi suaugęs žmogus ir jeigu vis dar suaugęs tokius dalykus darai, tai jau, žinai, tikrai tu tarsi noriu pakeisti to žmogaus likimą, noriu pakeisti kažkaip karmą, noriu užsidėti atsakomybę už tai, kaip jisai gyvens ir panašiai. Nereikia šitų dalykų tikrai. Ir vat, kaip tu sakai, kodėl mes galbūt kabinamės į tuos emociškai neprieinamus. Tai aišku, kad eina ne iš sielos. Tai eina, nebent yra vat, kažkoks sielų susitarimas ir reikia tos patirties. Bet dažniausiai tada reikės ten mėnesiais paskui lakstyti ir kažkaip manifestuoti, ten kentėti. Dažniausiai tai tiesiog, jeigu tai bus emociškai neprieinamas žmogus, jeigu jisai turi būti tavo gyvenime ir kažko tave išmokinti, sielų susitarimas, ar kažkas, jūs pakankamai gražiai suseisit iš tikrųjų, jūs suseisit, kažkokia bus pradžia, kažkas ugnis ar dar kažkas, ir paskui viskas ges, ir paskui atstumimai, ir ten visokios tragedijos prasidės, širdies sudaužymai ir visokie dalykai. Bet kodėl mes kabinamės į tuos emociškai neprieinamus irgi, mes gal irgi vaikystėje patyrėm kažkokius dalykus, kur gal tėvai buvo nepakankamai emociškai prieinami, trūko tos meilės, dar kažko, ir mes giliai viduje tarsi atpažįstam, aš tai atpažįstu, aš žinau, kas yra, ir aš jaučiuosi saugiai, nes aš žinau, kas tai yra, bet tai netikras saugumas. Tai yra tas netikrasis saugumas, toksai, kur saugiai jaučiuosi dėl to, kad tai man pažįstama yra, bet ne dėl to, kad iš tikrųjų tai saugu yra. Tai va čia vėlgi. Bet čia šitie vėl dalykai, žinai, dažnai ateina su amžium, su patirtim, su pamokom, su viskuom. Ir jeigu čia kažkas klausosi ir galvoja, o Dieve, aš nesąmonės čia darau savo gyvenime, arba aš iš vis nieko nesuprantu ir visa kita, ir yra jaunas tikrai žmogus, aš sakyčiau nurimti ir viskas yra gerai. Viskas yra gerai. Kokius pasirinkimus darai, taip yra gerai. Nėra kažkokių teisingų ar neteisingų pasirinkimų. Jeigu jau taip padarei, taip pasirinkai, viskas priimk tai ir, kaip sakant, move on. Judėk į priekį, judėk tolyn ir viskas ok. Eik nuo to taško, kuriame esi, ir nemurgdyk savęs kažkokiam tokiam ten mėšlę, marmalinę ar kažkam neaišku kame. Eik, judėk ir viskas. Kaip padarei, tai padarei. Kame esi, tame esi. Taip reiškia yra gerai, taip reiškia čia tavo taškas yra. Irgi nereikia, žinai, to užsikrauti, kad aš čia nieko neišmanau, aš čia blogai pasirinkau, aš čia labai žaizdotas, aš čia dar kažkoks, aš čia nieko nejaučiu ar dar kažką. Čia vėlgi, numenkinam labai save. Visada galima
rinktis, pradėti daryti kitaip. Rinktis gydyti, rinktis augti, auginti save, knygas skaityti, podcastus klausyti, terapijas imti, kalbėtis, pradėti supti save su tinkamais žmonėm, draugais, ieškoti tinkamų partnerių ir taip toliau. Niekada nėra vėlu. Visada galima pradėti keisti. Netgi yra žmonių, kurie buvo giliuose narkomanų ar net ten liūnuose ir įklimpę į didžiulės priklausomybės ir visa kita, ir tai sugeba rasti šviesą, pakilti ir paskui vesti kitus žmonės. Tai niekada nėra vėlu. Niekada nėra vėlu. Pradėti kažką keisti ir daryti kažką šviesaus ar gražaus. Dėl savęs ir dėl pasaulio. Jo. Ir aš esu labai dėkinga iš tikrųjų už savo tą patirtį, kai aš prisirišdavau prie netinkamų žmonių, liedavau ašaras ir prakaitą ir dabar aš žiūriu atgal ir aš galvoju, wow, šitas žmogus, kuriuo aš esu dabar, niekada nebūtų susiformavęs be šitų patirčių. Ir aišku, čia gali skambėti labai banaliai, bet mes jau visi tą žinom, kad skausmas mus priveda prie didžiausio tobulėjimo. Bet aš tu turiu kitą klausimą. Tai kalbant apie mūsų minčių galią, apie mūsų pasąmonės galią, tavo nuomonė, koks yra pats geriausias būdas manifestuoti? Mano nuomonė, mano patirtimi, aš vėl pasikartosiu, nes viskas realiai yra susiję ir viskas vis tiek yra apie tą patį. Tai irgi pirmiausia, atsikratyti tų visų stabdančių, ribojančių minčių, įsitikinimų ir taip toliau. Nes mes galim norėti kažko, mums gali tai tikti ir tai gali būti mūsų sielos kelias, mūsų pasirinkimas ir taip toliau. Bet jeigu yra mumyse dalių, kurios tam priešinasi, bijo, abejoja, nuneigia ar kažką, jeigu tokių dalių yra, tokių žaizdų yra, bus tikrai daug sunkiau manifestuoti. Tai vėlgi, kuo daugiau pradirbam savo ribojančių įsitikinimų, savo programų, savo traumų, savo aukos mentaliteto visokių dalykų, tuo lengviau viską manifestuoti. Nes kas yra manifestacija? Manifestacija tai yra kažko, kas dar yra minties ir debesėlio formoj, pavertimas realybė. Tai nėra, manifestacija nėra tik tai sėdėjimas ant sofkutės, meditavimas ir įsivaizdavimas ten kažkokių gražių, fainų dalykų. Tai nėra tik tai. Tai yra ir aktyvūs tam tikri žingsniai, kaip aš pasieksiu to savo dalyko, tarsi pavertimas tikslu, bet kartu leidimas ir visatai įsijungti į tai, visatai tekėti savo būdu. Galbūt mes sugalvojom vienokį kelią, bet visata turi kitokį kelią. Ir tas pasitikėjimas, toks tarsi paverčiu tikslu, bet kartu ir paleidžiu, kad jeigu bus lemta, aš tai įvykdysiu ir aš tai padarysiu. Ir leidžiu visatai įsikišti ir duoti tą kelią, parodyti tą kelią. Nes gal mano pasirinktas kelias nėra visai tas geriausias kelias. Gal visata man parodys ir kitokį kelią. Būti lankščiam, keičiantis aplinkybėm, situacijom ir panašiai. Būti lankščiam. Esmė manifestavimo, sakyčiau, yra emocija. Emocija, įeiti į tą emociją, į tą kaip aš noriu jaustis. Mes įsivaizduojam, noriu didžiulio namo, savo nuosavo namo. Bet įeiti į emociją. Kaip aš noriu jaustis iš tikrųjų, kai turėsiu tą namą. Arba galbūt aš galiu susikurti tą jausmą ir be namo, gal kažkaip kitaip. Galbūt man namas simbolizuoja saugumą, galbūt man namas simbolizuoja meilę, galbūt man namas simbolizuoja gausą kažkokią. Kaip aš galiu savo viduje dar kitaip susikurti tą emociją. Nes esmė ta, kad kokią emociją viduj susikursi, nesvarbu, ar mintimis, ar vaizdiniais, ar kažkokiais kitais metodais ir būdais, kokią emociją susikursi, tokią tu gali lengviau pritraukti ir manifestuoti. Ir kuo labiau tu dažniau būsi toje emocijoje, tuo lengviau tu pritrauksi dalykus ir tuos, kuriuos tu gali įsivaizduoti ir tų, kurių tu galbūt neįsivaizduoji. Gal tu nori vieno kambario namuko, bet gal visata tau paruošė ten 5 kambarius, ten pilaitę kažkokią, ar ne?
Ir jeigu tu palieki tos laisvės, paleidi tai, bet manifestuoji tą labiau emociją, kaip noriu jaustis ir sukuri tą emociją čia ir dabar, tarsi aš jau turiu tai, tada labai atsiveria kelias. Bet aišku, reikia, sakau, paleisti tuos įsitikinimus ir programas ir viską, nes paskui jie labai greitai įsijungia ir nuneigia mūsų tuos manifestavimus visus. Ne, tau nepavyks, ne, čia nedaryk, ne, čia dar kažkas, žinai, baisu, dar kažką. Galbūt tam namui pasiekti reikia, pavyzdžiui, išeiti į Instagramą ir pakalbėti prieš ten 100 žmonių ir kažkokią idėją pasidalinti, kad tai taptų kažkokiu viral dalyku, kuris pasklinda ten po visą Lietuvą ir kažkokiu būdu tau atneša pinigus. Bet jeigu tu bijai, viduje jauti, kad tai reikėtų padaryti tam, kad gautum tą namą, ar ne, vat, atsiunčia visata tau tokią tarsi žinutę, išeik į tą kažkokį Instagramą ir pakalbėk ten, žinai, bus labai gerai. Bet jeigu viduje tavo programa kažkokia sako, ne, tave išjuoks, tave pasmerks, iš tavęs ten išsišaipys ir čia iš vis nieko nebus, tu iš vis nemoki net kalbėti. Tu nuneigi ir tu gali toliau manifestuoti, kiek tu nori tą namą. Bet jeigu tu nuneigiai tą, žinai, tą tokį pirmą impulsą, ką tau reikia padaryti, jau užkerti kelią. Aišku, visata siūs ir kitus būdus galbūt, žinai, bet labai labai padeda tas pradirbimas tų dalykų. Taip vėlgi, labai gerai yra medituojant ar hipnozėje daryti manifestacijas, nes labai tada lengva įeiti į tą vaizduotės, į tą pasąmonės pasaulį, į tą emociją. Labai labai meditacija, hipnozė, hipnoterapija labai labai puikūs tokie efektyvūs būdai manifestuoti. Tai nereiškia, kad vieną kartą paturėjau hipnoterapiją ir ten vieną kartą pameditavau ir jau čia man, žinai, stebuklai atsivers. Tai yra nuolatiniai dalykai, praktika. Ir praktika jaustis ir galvoti taip, tarsi tu jau tai turėtum. Dažnai tos svajonės mus veda augti. Ir mūsų svajonės iš tikrųjų ir yra mūsų sielos kalba, pati tikriausia sielos kalba. Čia neina kalba vėlgi apie tą apsėdimą tokį tam tikro žmogaus ar tam tikro daikto ar dar kažką. Čia toks labiau, žinai, toksai, jaučiu, kad kažkaip turiu kažką daryti, kažkaip jaučiu, kad galiu tai turėti. Tai yra mūsų toks sielos vedimas. Tu gali, sako, tu gali, eik ir daryk, nes kitaip tai neateitų į tavo galvą, žinai, į tavo vaizduotę, į tavo norus. Eik ir daryk, bet tam, kad tai pasiektum, reikės kažkokį ten kelią pravingiuoti ir kažką paleisti, kažkur galbūt pakilti, kažkur pakristi, kažką išmokti ir pasieksi. Taip, eik ir daryk, pasieksi, išmanifestuoti. Aš norėjau tavęs paprašyti, patark man ir manau, kad visiems bent jau daugeliui bus labai aktualu, kas klausosi dabar šito podcast'o. Tai aš esu dvasiškas žmogus, kuris turi aukštus standartus, kuris dirba su savo pačios kelionė ties gijimu, traumų blokų patraukimais ir aš susiduriu su labai didelė vienatvė. Ir manau, kad šiais laikais ne vienas mes kažkaip randam sunkumų susijungiant ir randant tą artimą ryšį su kitu žmogum. Ir ypač, kai mes keičiamės dvasiškai, bundame, daug žmonių iš mūsų gyvenimo pasitraukia, daug žmonių mes patraukiame. Tai kaip mums kovoti su tą vienatvę, kaip mums su ją gyventi? Žinai, kai aš šiaip ruošiausi kitokį galbūt atsakymą šitam klausimui, bet kai tu dabar pasakei šitą klausimą, man toksai tiesiog atėjo, žinai, tas atsakymas, kad pirmas dalykas, kaip nesijausti vienišu, tai yra ryšys su savim vis tik tai. Kuo labiau turi stipresnį ryšį su savimi, kuo labiau save priimi, kuo labiau save myli, kuo labiau matai save kaip beribę, šviesę, nuostabę asmenybę, sielą, būtybę, energiją, kaip be pavadinsi, tuo mažiau to vienišumo lieka. Nes tu suvoki, kad yra ne tik tai fizinėje formoje žmonės kažkokie ir panašiai, yra ir dvasinėje formoje, energetinėje formoje pilna visokių energijų, būtybių, kurių mes net neįsivaizduojam ir nežinom, kurios yra aplink mus ir visada ir net mumyse ir mes nuolatos bendraujam, esam tame, bet
mūsų akis nėra pritaikytos tam matyti, mūsų vibracijos yra skirtingos. Yra žmonių, kurie daug ką mato, yra, kurie mato įvairius dalykus, bet didžioji dauguma mes nematom. Bet tai yra. Ir tas suvokimas, tas žinojimas, kad vis tik nesu vienas, kad vis tik turiu savo kažkokius angelų sargus, turiu savo sielos vedlius, turiu kūrėją, turiu visą visatą ir aš esu visatos dalis. Ir visata tokia didelė, jinai nėra tuščia. Visata yra viskas, visa aplinka, viskas yra. Ir aš nesu vienas, kaip aš galiu būti vienas, kada tiek daug visko yra aplink. Ir kada aš turiu ryšį su savim ir savo sielą. Aš negaliu jaustis tada vienas. Bet žinoma, iš kitos pusės mes esam ir fiziniai, ne tik dvasiniai žmonės, ar ne? Mes esam fizinės būtybės, fiziškumą tą labai stiprų turim ir mes labai susitapatinę esam su savo kūnu. Ir tikrai būna dažnai, kad netgi ir žmonių apsupty mes pasijuntam vieniši. Bet vėlgi, kas man einasi, koks dalykas, kad kada žmonių apsupty jaučiamės vieniši, čia vėl gali būti, kad mes patys tą nesąmoningai pasirenkam, nesąmoningai patys tarsi atstumiam, atsiribojam, tas netinka, tas nepatinka, čia blogai jaučiuosi, čia dar kažkas. Kartais tikrai patys sąmoningai pasineriam į tą vienatvę, tarsi norėdami patys savo patvirtinti tą žaizdą, tą skausmą, kad aš čia vienišas, manęs niekas nemyli, aš čia niekam nereikalingas ir taip toliau. Tai yra, tos mūsų tokios žaizdelės, programėlės tokios, kurios sako, eik į tokią aplinką, būk su tokiais žmonėm ir jauskis taip, nes, tu taip užprogramuotas esi. Bet tai yra vis tiek dažniausiai. Tai eis iš kažkokių vaikystės patirčių, kažkur, gal mama kažkur ten atstūmė kažkada, gal ten tėtis, gal dar kažkas, gal mokykloje kažkas buvo. Dažniausiai iš tų dalykų. Pradirbus tuos, tas vienatvės jausmas stipriai sumažėja, nes mes pradedam ir rinktis kitokius žmonės ir patys nebesabotuojam savęs, kad patekti į kažkokias situacijas ar susikurti situacijas, kur, tarsi atsiskyrėlis jaučiuosi. Aš, pavyzdžiui, pas save tikrai matau to, kur aš kartas nuo karto susikuriu tokias situacijas, kur leidžiu savo pasijusti vieniša, nes, o Dieve, čia man reikia truputį pagailėti savęs, žinai. Mes turim tą įprotį, tą polinkį, tą savo žaizdas vis pamaitinti ir vis pasakyti jom patvirtinti, kad, aišku, kad tu vieniša, aišku, kad niekas tavęs nenori, tu niekam neįdomi, nereikalinga ir iš viską čia veiki šitam pasauliu. Mes turim tą įprotį išsiugdę. Bet yra kita dalis irgi, kur ne patys sabotuojam, bet iš tikrųjų mes esam galbūt aplinkoje, kuri verčia mus jaustis vienišais. Galbūt iš tikrųjų tie žmonės yra aplink mus kažkokie labai toksiški arba visiškai emociškai neprieinami. Nes kada žmogus yra emociškai neprieinamas, automatiškai mes jausimės vieniši. Man labai buvo įdomu, kai tu užsiminėjai apie mūsų sielų kelionę. Tai mes iš tikrųjų iš praeitų gyvenimų atsinešam kažkokias pamokas ir mūsų tikslas šitam gyvenime gali būti jas išmokti. Arba mes atsinešam traumas, kažką, ko nedadirbame praeituose gyvenimuose ir mūsų tikslas yra tą patirti, tą padaryti. Tai tavo nuomonė, kokie yra būdai, kuriais tu siūlytum man ir mūsų klausytojams pradėti gilintis į tą mūsų sielos kelionę ir kaip sužinoti, ką aš veikiau praeitame gyvenime ir ką man nuveikti dabar. Tai dar noriu paminėti, kad mes iš praėjusių gyvenimų atsinešam ne tik tai traumas, sunkumus, pamokas ir visą kitą, mes atsinešam labai labai daug dovanų. Tai, ką mes patyrėm gražaus ir ką išmokom, mes visą tą išmintį atsinešam ir naudojam čia. Ir kartais būna, atrodo, kodėl aš moku pianinu groti nuo ten mažens, nes, todėl, kad tai yra kažkokia dovana, kurią galbūt atsinešiau iš praeities. Tai dar tą paminėti, kad tie praėję gyvenimai nėra tik siaubas, ten yra be galo daug ir gražių dalykų. Tai kaip pradėti? Tai, sakyčiau, pradėti galima nuo, pavyzdžiui, analizių, astrologija, numerologija, delno skaitimas ir panašiai, tikrai labai daug dalykų pasako. Kitas būdas būtų meditacija, hipnozė, tikrai yra nemokamų, ypač angliškai, yra tokių variantų, kur galima pačiam klausytis ir kažkur panerti ir kažką patirti. Ir trečias būdas, toksai, sakyčiau, ypatingai stiprus, kur jau tikrai labai stipriai ir giliai galima nerti, tai yra hipnozė.
hipnozė būtent į praėjusius gyvenimus, galima į ateities gyvenimus eiti, į sielos pasaulį, į sielos tą gyvenimą tarp gyvenimų vadinamą. Galima būtent su tokiais dalykais eiti per hipnozę su vedliu ir labai labai giliai ir gražiai išnagrinėti ir bijoti nereikia to, nes su vedliu visada bus užrišami visi galai ir pradirbami visi dalykai, kas turi būti pradirbta ir viskas pasiemama tik tai kas šviesaus ir kas gydo. Tai va, tai tokie, sakyčiau, būdai. Arba, vat, kaip buvau šiek tiek minėjusi, galim patys pajausti ir šiek tiek žinoti. Per sapnus kitą kartą, per tiesiog trauką tam tikram žmogui, per trauką tam tikrai šaliai, per trauką kažkokiam pomėgiui ir panašiai. Mes tai galim kitą kartą suvokti, kad ne iš šio čia kažkas gyvenimo, tarsi iš kažkur praeities ateina, iš toliau, iš sielos lygmens. Tai irgi kartais va, tų tokių tipsiukų mums siela duoda ir kasdienybėje. Ačiū tau labai už šį labai įdomų pokalbį, kur man pačiai, ta prasme, aš apmaiščiau ir savo įsitikinimus, ir savo ryšį su visata, dvasiškumu, ir pati galėjau ir papasakoti, ir mes labai gražiai susijungėm dėl to, kad mes netgi kalbėjome apie tai, kad į kai kuriuos klausimus tu atsakei netgi neklausta, kur man net nereikėjo jų perskaityti, užduoti, ir mes taip gražiai viską išrutuliojom. Tai ačiū tau labai. Visas nuorodas, kur galite rasti Jurgitą, rasite aprašyme. Ir ačiū labai pasiklausiusiam šio podcast'o iki galo ir gražios jums dienos. Ačiū labai. Iki.